Labas rytas. Čia kad ir mes klausysim kiek metų. Tai sunkiai miegojau, vakar šniokštė lietus, delgado vėjas, ryte paukščiai paskum čiulbėjo laimingi labai, kad rytas atėjo, kad sulaukė ryto. Jų daugiau buvo negu įprastai. Dabar tai buvau surūgęs. Tai nuotaika taisosi. Dabar atsargiau. Dabar važiuosime paskutinis, trečias terminis. Į terminius baseinus paskutinius, kur kažkur iš po lavos urvų išbėga karštas vanduo. Matot, koks surūgęs mano veidas. Nedažnai tai būna. Toks citrina kaip. Dar yra viena priežastis. Tai va, ir ten įteka į tokį natūralų baseinėlį susijungusi su jūra. Ten gali rinktis, gali eiti kur karščiau, gali kur šalčiau, gali vandenyno, kad ten nemokantys plauk galėtų gerai jausis, tai yra linai įvairūs. Tai va ten ir išbandysim. Apskritai likus, tai dabar mums lieka vakarinė salos dalis, kuri, kaip galvoju, turėtų būti pati gražiausia, nors gražu ten visur. Nes anoj susidarinėja. Ir dar maistas buvo, vakar nenorėjau valgyti, dar maistą buvau palikęs vyne troškintą mėsą. Buvo labai skani, aš ją ragavau. Bet dabar praėjus 3 dienom pavalgiau ir tokia nebloga, bet va tas padažas jau tas bulvės 3 dienų senumo. Sunkiai aš tą maistą suvalgiau, jaučiuosi atitinkamai kaip šiukšlynas dabar. Atvažiuojam, kur dar kitoks endeminis miškas, nežinom kas per medžiai, čia jau ne lietaus, nes jis ne vargu ar sugeria drėgmę. Ir čia terminiai baseinai bus. Čia vietinė kavinukė. Ir atsivert turi vaizdai šitą yra. Mes užkampį, čia aš va taip Airiją matydavau vandenynas. Važiuoja kažkur va. Ir va šitą va tep. Į apatinį parkingą važiuojam. Ar čia į viršutinį? Į platesnį, važiuok į viršutinį. Tai čia tas pats yra, nes ten jis ratu važiuoja. O. Čia va kiuskiukas, va viskas paprasta. Va ir mes sustosim su vaizdu į vandenyną, va. Ne? Ja. Šitas gerai? Patinka? Patinka. Tuoj apsižiūrėsim, jeigu ką, nuvažiuosim į tą, nes čia va privažiuosiu, va. O. Ir pirmą kartą mes atvažiavę į vandenyną. Mes ateisim, jo, eisim, to jaus. Ir eisim, čia turi būti terminis maudymas ir jeigu pagal žemėlapį visą, kur vulkanai, tai mes esame va ten, kur pažymėta tas raudonas. Tai va ten ir yra būtent terminės vonios, kažkur su tuo baseinu. Jūra, aišku, susišiaušusi. Ir šitas va vulkanas, jisai išsiveržė 900 metų atgal. Ir man kažkodėl atrodo, kad jis išsiveržė Žalgirio kažkurio metiniam. Arba Vilniaus įkūrimui, kai Gediminas sapną susapnavo. Čia reikia paskaičiuoti. Bet aš tikrai manau, kad čia Lietuvos garbiai. Nes dabar viskas, kas bėra pas mus madinga priskirti, tai aš priskiriu, tas išsiveržimas vyko Lietuvos garbiai. Stichija. Aš gal psichinis, bet mane stichija ramina. Ir matot, va ten yra mažas kaldera, tas ugnikalnio dar toks, kaip ir mažiukas ugnikalniukas, čia toks kaip vaikutis. Anukėlis jau visų tų ugnikalnių. Toks mažytis jisai. Majuko katinėlio mūsų, pavadinsiu aš jį. Majuko ugnikalniukas toks. O tas kalnas lavos
apaugęs šitokiais krūmais. Ir šitie krūmai ten dominuoja. Kas juose gyvena, mes nežinom. Aš matęs biški kitokius. Esu tai šiaurinė Airijoje, ten auga ir Airijoje. O čia dar kitokie. Ir va, paukštukas. Ir man nelabai jis endeminiai primena. Jis man primena neendeminį žvirblelį. Greičiausiai taip ir bus. Gal aš norėčiau būti vulkanologijos specialistu. Žinočiau, galėčiau papasakoti apie lavą, bet esmė, kad faina būtų maudytis tarp ugnies ir lydyti tų akmenų. Toksai tai kelias. Toks kelelis. Na, einam pažiūrėti kokie kamtai. Augaliukai, kimba. Ir man patinka. Jo, mums patinka, kad galima praeiti. Aš noriu pasižiūrėti, kaip, vat, pavyzdžiui, ant šitų vulkanų pradeda augti augalai visokie. Ir čia va mes nusileisim. Čia bus tulika. Ten dumblai priplukdyti, čia uolos įvairios. Gražu. Yra aikštelė, tai varyt mašiną ar nereikia? Nereikia. Mes pavaikščiosim. Mes, kaip sakant, artėjant pensijai turim judėti. Kas myli gėlytės, neik rugilė ten. Gilus tarpeklis, apaugęs gėlytėm. Tipinis kalninis važiavimas, sakyčiau, toks pakankamai saugus ir civilizuotas. Bet va kojam tai nulipti faina mum dabar. Bet suvingiuoti atgal jau bus ne ką. Ant metų 50 jau sunku. Jei nori tu gyventi, judėti turi. Tai va. Kalba medikai, kad judėjimas tai gyvenimas. Ir mes va taip užlipom serpantinais iš ten. Nors atrodo čia ir nėra toli, bet va kai reikės eit, bus viskas aišku, bus ateko įtės. Kojas, kojikėlės bus ate. Tokie augalai auga. Mes atvykom į Termas da Ferrariją. Apžiūrėsim aplinką. Ką vulkanas paliko ir žiūrėsim, ar bus galimybė maudytis, nes bangavimas labai didelis. Koks įspūdis, gražu? Mums pakilt reikės į patį viršų. Į va ten taip aukštai, jo, į patį viršų. Iš dešinės, kur yra. Ir ten mes pakilsim. Taip vulkanas pridarė reikalų, pristūmė tonas lavos. Ir paliko kažkiek atvirų lavos ertmių, iš kur veržiasi vanduo. Tas vanduo veržiasi po vandeniu ir kažkur palei krantą. Ja, eisiu. Vat. Ir dabar, kaip mums gausis maudytis, kai toks tai vandenynas. Neaišku. Lavos, nežinau kaip čia, šliūžė. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūriu į šitus trapius akmenukus, toks vaizdas, kad vieną dieną čia gali viskas nušliaužti, nes man atrodo, kad ten apaugę, ten yra jau ne kartą, jo, ir parašyta, kad nuošliaužų pavojus. Nu, bent jau smarkiai gal neskriaustų tą nuošliaužą, bet vis tiek. Ir čia yra terminis baseinas, į kurį mes norim ateiti. Ir problema yra vandenynas. Nes šitas vandenynas panašu, kad neleis mums susimaudyti. Tam baseinai yra putos suplaktos. Tos putos yra naftos dalykų.
Ir blemba, jeigu iš tikrųjų, tai kaip gaila. Nu, važiuosim kitur. Taip norėjau. Eiti čia yra sunku. Nes čia yra ne takas, o čia yra kojų laužimo arba meistriškumo nesusilaužyt kojas įrodymas. Čia kažkada jaučiu, buvo karšta. Čia galima buvo pasigaminti maisto tuo metu, jeigu sugebėtum prieiti. Na ir va, susirinkę minios, prie minios ir aš prisijungsiu. Mes pamatysim. Mes čia netekę vilties. Visi atėjo maudytis ir nėra kur. Ir dabar ateina vienas didvyris ir mes visi filmuosim, kaip jis eina į maudynių vietą. Aišku, iš principo aš galėčiau eiti. Aš net ir norėčiau. Bet tai šeima ne tik aš, dar žmonytė. Ir man atrodo, kad čia vanduo turėtų būti šaltokas. Įspūdinga ta būza. Jo, tai šniūrai jo, jie padėti. Ir prašom. Mūsų didvyris vandenyje. Aišku, suneštos šiukšlės į čia priplaktos. Nepasisekė šiandien čia susimaudyti. Nes mane žmonytė neleis mane čia maudytis. Ne, neleis, sakė. Vienu žodžiu. Ilgos santuokos paslaptis yra labai gerai sutarti su savo antrą pusę. Taip sakant, pasitarėm ir katras vienas nusprendžia, kartais abu. Matot, vaikinukas tapo žvaigždė. Smagu, aš pamenu. Jo, tenais irgi yra faina per tos akmenis eiti, yra gražių. Matau, pažiūrėk. Wow. Šiaip jo, pliusą užsidėjo, bet geras pavyzdys, aišku, užkrėtė. Mes turim dar du didvyrius. Šiaip tai jų žmonos kaip ir kažką rėkia, sakyčiau. Iš tikrųjų, pavojaus yra, nes esu aš nublokštas į uolas, tai nežinau. Apie vulkanizmą, tai kas man įdomu, kad matot, eina sluoksnis rausvos magmos. Ir paskiau juodos eina. Ir va čia panašu jau ne kartą yra nuošliaužos susidarę. Ir tikėtina, kad jų dar čia bus. Su palapinė nemiegokit geriau. Netekę vilties pasimaudyti, ateinam pasižiūrėti kažką, kas galbūt gamtos yra sukurta ir mums verta pamatyti. Reptašką. Nuostabios gražios lavos arkos. Esant ramiam vandenynui, čia gražu bus paplaukiot ir patyrinėti viską. Jo. Wow! Vandens, ugnies ir lavos stichija. Ką tik pakrikštino, gavom purslų, bangai iki čia šovė. Ateis kita irgi šaus. Tai? Čia tai skalbenkiai. Jo, drabužėliai meskit išplaus. Tik kaip pasiimsit. Lauks mūsų kelias ten aukštai, kur nežydi pievos mėlynai. Nuo grotų ir arkų lavos lietuvis į kalną pakils, nors ir sunkiai pakils, kiek kojos ten neš ir nuneš. Čia va meniu. Kainos geros ir 20 eurų buvo.
yra bufetas, kur galima pavalgyti. Wow, kaip skanu. Oho. Galiu patarimą duoti apie šitą vietą, kur yra. Čia yra vidinis baseinas, yra saunų, masažų, kas norit pasilepinti. Kas yra faina, kad galit bufetą pasiimti valgyti. Švedišką stalą. Ir kainuosim 19,50 ir ta baseinas nemokamai. Gali taip pavalgyti ir eit visai gerai. Prie civilizuoto baseino gulėti. Keliausim į Balkanus, tai tenka šitą gundančią, viliojančią labai Baseinas atsisakyti. karštas. Baseinas karštas, taip. Prie pat Iš versmių. vandenyno. Taip. Šiaip pasiūlymas tikrai geras. Aš pasakyčiau, aš net norėčiau, kada būsiu. Man visai patinka, prieisiu ir eisiu vartytis, kai ruonis. Grinai, kai ruonis, prieėdės. Tik ne šiauriai, o karštai. Šoniukus vilinsiu. Palikom užrašą. Prisiminsim, gal kada pavartysim. Na, atsisveikinam su šita vieta. Yra gražu, karšta, uolos įspūdingos. Galit skaityti geologiją, kas suprantat, uolose. Įvairūs geologiniai sluoksniai. Nebaisiai ką suprantu. Na, bet tiek. O mašina, vat, problema yra, kad ten aukštai viršuje. Tenai. Vat seniukas ir palipės. Tokia vat vietinė fauna. Flora. Jo. Ir kažkiek. Jo. Ir jaučiu kaip kojas. Ir jaučiu kaip kojas. Pagaliau mes į viršų ateinam. Pro nefermentuotą tekilą praėjom. Dar vieną nefermentuotą tekilą. Jo. Tai kažkas sustojo kažko. Na taip. Kiek čia išvaikščiam. Norisi pafilmuoti, parodyti. Jo. Ir tos spalvos. Ir ta stichija. Taip. Nu ką, beveik viršūnė dar. Važiuojam kitą pusę salos, kur nesam buvę ir, nu, tiesiog pravažiuoti, pasižiūrėti, iš tikrųjų nieko nėra įdomaus. Yra didžiulis vandenynas ant jo kaimeliais, su laukais, kažkur karvės ir va tokie peizažai iš principo. Prie vandenyno nepateksi, niekur nepateksi, gražus tarpekliai, na ir viskas. Čia tikriausia Airija. Dar ką teko skaityti, tai kad amerikiečiai vadina šitą salą Havajų ir Airijos nesantuokinių vaikų. Va, toks mišinys. Vat kažkas tokio ir yra. Biški primena tą, biški tą, realiai Azorai. Šita sala tokia, neturiu ką jum parodyti, žinokit. Dėl to aš parodau, kad, na, neturiu. Arba remi laukai, arba karvės, arba dar kažką slėnis, bet iš tikrųjų su tuo, ką matėt, nėra ką parodyti. Tai tiek. Na, pagaliau atsirado ką ir jum parodyti. Leisimės į tarpeklį. Čia vietinis iš galo nekantrauja, nieko baisaus. Palauks. Ir va čia mes vat pravažiuodami šitą tarpeklį nusileisim link jūros kažkur. Va, dar senasis kelias ten matosi. Sakyčiau, romėnų graikų statytas, bet faktas ne jų. Va. Čia kažkur neužilgo mes leisimės. Traktoriai laksto kaip Formulė 1. Jie spaudžia, man atrodo, jiem ribotuvai yra išimti. Ir kur važiuoti čia? Jo, navigacija pasimetusi.
Čia vaizdai jau įprasti labiau visom šalim, kurios prie jūros. O, kaip kvepia vandenynas. Blemba, negi vandeninė neišsimaudysiu. Aš nenorėčiau tuo tikėti. Aišku, šita dalis ir čia Amalfi būtų. Čia fainas viešbutis. Šito viešbučio kaina yra apie porą šimtų už naktį. Jo, tai nėra pigu. Tose Azoruose gražių vietų, tai už tai mes ir suradom. Tas viešbutis, kurim rodėm, tai ir yra. Labai fainas. Nėra teliko. Tas gerai. Bet kad nėra virdulio, tas norisi biškį kartais karštimo. Nu, bet vynas geras, tai jis atstoja mum arbatą. Kartais kavą. Tada dar, pavyzdžiui, prieš skrydį jau ryte mes gersim vyną vietoj kavos. Nes man vairuoti nereiks. O dabar negaliu, nes vairuoti reikia. Šiandien ryte mes vietoj kavos gėrėm gazpačio sriubą. Buvo skanu. Valgėm tūno salotas. Patys pasidarėm. Tūno skarbė 250 gramų kainuoja 2,50 €. Tai čia gali užsimušti su tų tūnu ir geras, skanus tūnas. Mes tą ir darysim. Bandelės, tūnus. Nu, skanu, labai skanu. Mokykla galbūt apleista, čia mokykla irgi. Jinai dabar bus renovuojama, bet su vaizdu, su krantinė. Kalnų upelis. Man atrodo, antytės čia ir gyvena. Jo, tai vandventys plaukioja. Vandventys plaukioja, žuvėdros vaikšto. Jo, tai jų žmonos kiaušinius dabar peri. Pats perėjimas. Ir labai gražus tokie vaizdai su besibraunančiu vandeniu. Lem, aš apsileidau. Taip noriu vandenyne susimaudyti ir dabar tinkama yra, kad ir viską turiu, maudimkę viską turiu. Yra skulptūra Juano Moniz 2017 pastatyta. Gražu. Gražu. Apdirbtas lavos akmuo. Miela. Inkarai. Susipažinti galima. Įspūdingas raiktas. Metalo gabalas, kuris atsparus rūdijimui. Na, klasikinė krantinė. Čia vietinė bendruomenė susirinkę, man už nugaros dideliame ekrane žiūri varžybas kažkokias. Nedaug ten fanų tų varžybų yra. Va, Čia kokia gražia vieta, viskas kaip. bet viskas labai gražu. Taip atrodo, vat, apylinkės, ten yra vietinė kavinukė, bažnytėlė, žaidimo aikštelė. Aš suprantu, visi čia gali ateiti, rasti užsiėmimo, yra baseinas, visi ką nori gali padaryti. Yra baseinas irgi, jeigu nenori maudytis ar vaikus išmaudyti vandenį. Vienu žodžiu, padarytas Viskas įrengta, jo. Žmonėm, Taip. o ne kažkam. Žmonėm, nes nėra daug vietos ir kiekvienas atėjęs ras tam tikrą baseinas. Prie vandenyno. Baseinas komunalinis, galiu ateiti susimaudyti jūros vandenį, visi tai nemokamai, Gamtoj, visos šitos erdvės. Čia gali užeit pasimelsti, čia gali ateit pažiūrėti futbolą, žiūri dideliame ekrane, kol vaikai kamuolį daužo. Ten vietiniai susirinkę alų kvasina ir ten vaikų jau nėra. Čia į aikštelę gali suleisti. Vandenynas, viskas žmogui. Šiaip pavydėtina. Jo. Apie šitą vietą norėjai pažiūrėti. Jo.
Ir čia atrodė smėlis, jo kažkiek smėlio yra, kažkiek nėra. Tokia miestelė ir išsinuomot galima būtų. Ateini pasimaudai vandeninė, jeigu ramu, jeigu ne baseine, čia yra treniruokliai, yra vaikam. Ir yra tie parkai visi. Viskas čia yra parkai, viskas vienam mažam kaimelį. Tu rasi viską, ko tau reikia. Tau, vaikam, dar kažką, ta prasme, viską surasi. Ir čia gali ateiti ir savo ramiai gyventi, pailsėti nuo mūsų pusdurnių politinių, nuo visokių gąsdinimų karais ir mokesčiais. Nes čia iš tikrųjų čia matosi, kur eina pinigai ir aš jiem labai gražiuoju pavydžiu. Nes čia aš norėčiau čia gyventi. Ateičiau pažvejoti, ateičiau pasimaudyti baseine, dušai įrengti po baseino, pasportuočiau, pagurkšnočiau kavos, vakarienę atsinešiau prie jūros, beilę ką. Jeigu tokiam poilsiui 2-3 mėnesiam atvažiuot, aš šitą miestelį imčiausi. Jeigu yra viešbutis, turbūt gal kažkur ir namą galima išsinuomot, aš manau. Čia atėjo šuniukas, pabuvo ten gražus koks. Pabuvo šiandien, nes ten antras aukštas yra ir toks atpipina. Pažiūrėkit, net šuniukui smagu gražu. Esam vietiniam kabakėlė, ne? Kur sėdi vietiniai, ne turistų. Pripylė taurę vyną, spėkit, kiek kainuoja, euras. Pusę butelio su varvino rugiliai, euras. Man kava euras 30. Nu. Čia už nugaros man yra toks vietinių baras, kaip pasakyti, nenoriu rodyti aplinkai ir čia eina žmonės futbolą pažiūrėti, alaus įkalt, kažkos stipresnio, dar ką pakalbėti, aptart reikalus ir panašiai. Kainas aš nufotografuoju, įdėjau įspūdingą. Rugiliai įpylė vyno už 1 eurą, tai pusę butelio stiklinė įvarvino, 1 euras. Man 80 centų, kadangi ėmiau amerikano, tai gaunasi 2 ekspreso, tai euras 30 man kainavo brangiau. Saloje. Pusę butelio ten vyno, trečdalis, aišku, iš tikrųjų paėmus, bet... Ir čia taisyklė ta, kad nori kažko autentiškai, kur vietiniai. O tas, kur turistam padaryta ledai, ta prasme tie skėčiai, ten viskas modernu ir panašiai, krantinė, čia ne, čia žiūrimės į laivus, viskas paprasta, vaizdas irgi gražus. Visur gamta gražu. Interjeras ten hebra žiūri, kaip tik portugalai su kažkuo žaidžia, tai gerbėm juos ir nefilmam, nors labai norėsi parodyti interjerą. Interjeras toks rastik. Toks paprastas, jaukus, sakyčiau, atitinkantis tą nuotaiką. Ten tikrai faina atėjo to alaus. Man kas patinka, kad atėjus mum, tarkim, ką? Vietiniai visai. Atėjus mum nėra jokių žvilgsnių, kas atėjo, kas dar ką. Visi užsiima savo reikalais. Linksminasi. Visi linksmė ir ateini, visi įkalę, bet, ta prasme, tikrai daug hebros ir nieko, jokių ten švilpamų rugiliai. Ar ten kažkokių ten tų žvilgsnių nužiūrėjimų. Ne, tas akies kraštu pasižiūrė, kas atėjo ten faina ir viskas. Ta prasme, toks bendruomeniškumo jausmas. Tas dar irgi yra keista, kai ateini į vietą, kur ta prasme žmonės renkasi įkalti ir ten visi linksmi ir nėra kažkokių nužiūrinėjimų. Atsipalaidavę, jo, ir nėra jokių nužiūrinėjimų ar kažkokių dar ten kažkokių pakomentavimų. Tiesiog nereali kultūra. Reiktų šito mokytis, o ne drausti. Įspūdinga. Keliausit, eikit ten, kur vietiniai, visada niekada neapsiriksit. Ne tik kainą, bet ir pajausit tą autentiką tokią. Aš jeigu būčiau, aš čia ateitume su rugilė, alaus mosalt arba vyną po bokalą, žiauriuką. Čia klausyk su vietiniais. McDonald's, KFC, Burger Kinguose visur irgi alus parduodamas kaip Ispanijoje, gali nusipirkti. Tai man patinka šitos tautos, ispanai, portugalai, nedidieji tinklai, paklausa jų valiai. Kaip tu ateisi burgerį be alaus, tai kur tai matyti? Tai, čia tai